Labą dieną visiems iš Manilos. Jau trečia savaitė su Maniloj. Dabar pastarąsias 3 dienas žaidžiau labai daug pokerio, sužaidžiu, nežinau, virš 30 valandų turbūt, norėjau labai stipriai pagrindinti, nes kitą savaitę. Šiandien pirmadienis atvažiuoja draugas iš Lietuvos, tai bus linksmiau ir važiuosim keliom dienom į salą pavadinimu Sebu. Tai jo, turėjau 3 ilgas sesijas ir sekmadienį sesijos pabaigoje užsidypino vienas turnyrėlis, Zodiac Monkey Bounty Builderis. Tai žiūrim, kaip man čia sekėsi, padarysiu video apie tai. Ir žiūrim, finalinį stalą, Monkey Builder, Monkey, Zodiac Monkey, yeah. Važiuojam, žiūrim. Taigi, šokant Elkiui, aš buvau didelis čiplydas finaliniam stale, kas PKO turnyrą yra labai gerai, nes galima pririnkti daug bounčių. Beje, turėjau labai nemažai bounčių, daugiausia ant stalo, tai reikėjo tik šipinti šitą turnyrą. Pirmasis didesnis bankas, atidariau karalių 7 siūtę, krito tūzas 9-8, pas mane flush draw, dedu kiek čia, 33%. Big blindas pamastęs truputį turėtų to jisai kolinti. Ir krenta antras tūzas. Ir čia galvojau, kad arba reikia čekinti, arba reikia toliau dėti. Čekinti, nes kad išpildyti savo equity, realizuoti equity. Nes turiu nacinį FD, bet nusprendžiau betinti, nes pas jį nėra labai, jo range nėra daug tūzų, trūksta tūksų, nes jis didelę dalį tūzų arba tribetina for value, arba tribetina as a bluff. Tai nusprendžiau dėti truputį daugiau negu pusę banko ir targinti kažkokias aštunkės, jau su 9 gan sunku kolinti yra. Ir tada vietnamietis sugalvojo padaryti taip. Reizina. Ir dabar, aš kolinu, nes vis dar turiu nacinę FD ir jeigu jis turi ten kažkokius tos jūtinius tūzus, tai hitinus kryžių aš jį nurenku. Ir reizas gan mažas. Jis tada ant ketvirto čekina. Ir aš tiesiog čekinu, nes jis neturi aštunkių, neturi 9, greičiausiai jų nereizina turne ir aš bytinu dalį jo blefo. Ir jis parodo Queen Jack off ir aš laimiu gražų 33 big blindų banką. Ir po kelių handų kitas potukas, under the gun atidarė, kas yra antras chip lydas. Tai jeigu nebūtų įlindęs šitas argentinietis, būčiau tik kolinęs, nes labai deep ir jis iš UTG atidaro, bet įlindo argentinietis, tai skvyzinu su aiskingu iki 8,5 big blindo. Argentinietis truputį pamasto. Ir šauna. Ir čia truputį dar patankinau, bet žinoma, foldo niekaip neįmanoma rasti, 40 big blindų deep, jis niekada čia turbūt netrepina nei tūzų, nei karalių, tai čia dar biški pablevizgojau, kad blogiausiu atveju čia yra flipas ir mums tikrai reikia imti šitą spotą. Tai čia pasirengęs gali būti damos džekai plus kažkokie siksai, tai prie šitą rangę stojam labai gerai, tiesiog call, jisai pasirodo sušovęs su tūzų dama ir viskas brikinasi,
ir laimiu milžinišką 94 big blindų banką ir gražų bounty. Kitas hendukas, Espanija from UTG atidarė, aš su tūzo 8 suited tik kolinau, gal yra galima ir turbūt patribetinti. Big blindas lindo į banką, krito dama 9-3, aš turiu nacinį flush draw, jie pračekino, nusprendžiau dėti, nes čia pikijo, aš visus dengiu, jeigu nebūtų pikijo, turbūt tik čekinčiau, nes kažkiek gal showdowno turiu turbūt realizuoti equity, bet kadangi pikijo, betinu, Ispanija check jamina ir vėlgi truputį palaukiu, bet akivaizdžiai kolas. Biški blogiau, jeigu jis turėtų į skvyną, bet parodo king queeną, aš turiu vieną overį ir flush draw, tai čia pikijo turnyre, easy kolas ir hitinam būgniuką ir dar vienas bounties ir dar žetono, tai tas potas labai paprastas, aš atidariau, small blindas per džemino, Kazakstanas negalėjo netgi re-raisinti, aš irgi negalėjau re-raisinti, tai tiesiog damesti kelis centus su king queenu, pahitinu karalių, dedu mažą betuką, nėra prasmės čia nieko kelti, jis turi jack 10, ant turno dar jam atsidaro papildomų autų, bet riveris breakinasi ir trečias bounties finaliniam stale. Ir kitas gan easy potukas pikio turnyre, Botanas žemina 7 big blindas turi 14 big blindų, aš turiu tūzą 2 off, tai tiesiog rejaminu, Rusas parodo jack 10 off ir daug auto ant flopo jam, bet labai gerai raninasi, tiesiog viskas brikinasi ir tūzas 2 holdina. Lygus trims, gavau karalius ant Botano, atidariau, kazakstanietis džemina, parodo devinkės ir mano karaliai atlaiko ir keliaujame į heads-upą. Prieš tai šitas Austras siūnė išmetė kitą žaidėją, tai prie finalinio surinkau 6 bounčius ir artėjus heads-upui turiu 3000 juanių ant savo galvos ir dabar labai svarbu yra laimėti heads-upą, nes už pirmą vietą man laimėjus 3000. Taigi šitas oponentas turbūt buvo geriausias žaidėjas prie stalo, taigi man yra svarbu laimėti heads-upą, nes dėl to, kad yra bounty builderis. Builderyje heads-upą yra labai svarbu laimėti, nes tada pasiemi savo bounty ir oponento bounty, tai prideda gan nemažai pinigų šiuo atveju. Jeigu aš laimėčiau, tai pridėtų 2000, tai šiaip yra 1000 plus bounčiai, tai mano atveju būtų 1000 plus 2000. Tai šitas oponentas buvo geras žaidėjas, bet nesupratau aš jų kai kurio manevrų, labai stipriai heroino, kaip ir va šitam hende, dėjau flopą, man po to turne ketvirtas kaip ir hitina jo range'ą, tai aš čekinu ir dabar ant tūzo jis deda mažą, aš reizinu ir dabar jisai nuherojins ir spėkit, su ko jis čia nuherojino dabar mane. Aišku, aš repinu tik tai tūzą, bet, kaip ir aš turiu tų tūzų, tą patį, streitą. Ir jis mane nuherojino su karaliu 8 ir aš turiu milžinišką čiplydą. Taip, po to turėjom šitą hendą, jisai limpino, aš izoliavau gan nemažų sizingų, manau, čia gan legit su tūzo 8 suited kind of hand. Krito monotonas, jack 8-5, dėjau mažiuką ir jisai sušovė. Tai galvojau, čia toksai flashų turbūt niekada nešauna, tik kolina, jackų yra kažkiek tai galvoju, kad pagrindė su kažkokiu tai king x gal gali šauti ar kažką panašaus su karaliu būgnų. Ir jeigu turi jacką, tai aš dar turiu 6 autus. Tai nukolinu, o jisai parodė queen jacką, queen jackas atlaikė. Ir jisai comebackino iki 50 big blindų.
Kitas handas, atidarau tūzą 7 off. Oponentas tribetina, tūzą 7 off, yra kolas arba dar reizinu. Krenta tūzas 6-4, flush draw. Ir jis deda mažiuką. Truputį žiūrėjau Wizard'e, tai kaip ir gali dėt mažiuką, gali dėt ir didesnį. Krenta džekas, kryžių jisai čekina. Ir aš dėjau didelį, 80%, nes yra FD, daug draw, aš taip galvojau. Wizard irgi žiūrėjau, galima būtų 55% dėt. Ir ant kryžių ketvirto jisai sumasto donk džeminti. Ir čia mašiau, pratankinau 3 minutės. Ir ką galvojau pagrinde, kad gali kažką, tai ką iš čia gali versti blefus, karalius dama su kryžium. Kaip numašiau, bet galų gale nufoldinau, bet dabar, kai peržiūrėjau tą handą, tai nepatinka man tas foldas, nes nelabai sugalvoju value handų pas jį. Tai tampėme mes iš to siūnė čia ilgokai, apie valandą laiko, panašus tekai ir dabar turiu, čia kertinis handas, turiu 7-5 off, jis atidarė, aš kolinu, jisai betina, su open-enderiu čia kreizinu. Jisai kolina, krenta džekas širdžių, aš toliau dedu didelį. Vis tiek yra dar daug ką išmušti, visokius backdoorus, kur neatėjo, ne širdžių backdoorai. Kažkiek tų ketvirtų, šešetų dedu didelį, kaip ir turėtų paleisti šešetus ketvirtus. Ir dvejetas turbūt viena geresnių kortų man, užsidaro 3-5. Aš vis dar turiu turbūt 40 blindų deep ketvirtų setą, 10-6 visas siutinės dviparės, gal ir šeštus turiu, ne visada gal džeminu. Ir šovau all-iną. Ir jis nukolino su 7-4, kas man visiškai atrodo nesąmonė, blokuoja tą patį 7-5, tai jeigu kolinsiu ketvirtų, tai turbūt su kitu. Tada, kad jau heads-upas praloštas su 2,7 big blindais, prasidėjo truputis pokerio magijos. Iš pradžių double upas čia. Dar vienas dublis su tūzu 6 suited. 7 big blindai. Jis čia turi šalbiškai atsijungęs buvo. Tūza 6 suited atlaiko prieš damą 3 off. Tada gaunu tūzus big blindę. 13 big blindų deep, jis atidaro. Jis nemažai atidarinėjo, tai nusprendžiau truputį patrepinti. Aišku, prie 12 big blindų jo openas bus gan stiprus. Krenta 7-6-4, visiškai mano bordas, tai lydinu. Čia lydinčiau turbūt su viskuo ir vis belė kaip. Jis masto. Pas jį visi overiai yra, jis visus turėtų džemint, jis iššauna, žinoma, snap call. Ir jis parodo blogiausią turbūt, ką gali turėti mano atžvilgiu, tai 5 su daug autų. Ir tūzai atlaiko sėkmingai. Grįžtu prie 26 big blindų, buvau vėl ten truputį nusidaužęs. Iki 12 big blindų, keliuose potose. Dabar vėlgi randu trejetus, jis atidaro, tai easy jamas, heads up'e, jisai kolina, rodo tūzą karalių. Aš raninu toliau labai gerai, atsiverčia monotoninis bordas, daugybė autų jam, flush draw, plus 2 overcardai.
Bet trejetai atlaiko, magija toliau tęsiasi. Vėl turim panašius stekus. Ir čia turbūt kertinis hendas, jisai sumąsto šauti 21 big blindą. Aš turiu tūzą džeką off. Žinoma, labai lengvas kolas, jis rodo džeką 8 suited. Labai daug heads-upą sužaidęs, tai tikrai čia turbūt nėra džemo, per daug deep jaminti tiesiog. Ir čia yra paskutinis turnyro handas, turiu karalių 8 off, 7 big blindai. Jisai pamasto ir šauna oliną. Aš dar pasikviečiu Danielių Nagrano į pagalbą, žinoma, call, karalius 8 off, heads up, jis rodo džeką 10 off. Flopas geras, turnas geras ir brikas ant riverio ir pergalė. Stebuklinga pergalė, atsigavimas nuo 2 big blindų, 22 000 juanių į kišenę, kas yra $3000. Nu tai ką, magiškai pavyko laimėti turnyrą nuo 2,7 big blindo prie 60. Labai gerai raninosi, labai pasisekė. Kaip matot, perskriaušiu kitą vietą, ryte dar buvau vienam bute, dabar reikėjo pervažiuoti kitą butą, nes draugas atvažiuos. Dar savaitę būsiu Maniloj. Savaitę. Esam išsinuomoję šitą butą, bet būsim tik kelias dienas Maniloje, rytoj išvažiuojam 3 dienom į Sebų salą, kuri yra beproto graži ir daug įdomios veiklos ten. Tai taip, ačiū visiems žiūrėjusiems, jeigu patiko video, tai neužmirškite prenumeruoti, paspauskite like ir užsukite į mano Twitch kanalą, kuris vadinasi Generals Poker ir kartu pažaisim pokeriuką, gal dar kažką laimėsim. Tai tiek, iki kitą video planuoju padaryti savaitės pabaigoj, kai grįšim iš Sebų salos. Tai turėtų būti gražių vaizdelių, įdomios veiklos. Tai ačiū dar kartą visiems ir iki kitų kartų.